Sveiki, gerbėmėjai. Dabar pristatysiu jums šį gražuolį. Tai yra sodo purkštuvas. Visų pirma, aišku, kad jis skirtas sodininkams profesionalams ir mėgėjams, kurie turi daugiau augalų. Ir dabar pristatysiu jums vieną svarbiausią šio purkštuvo privalumą, kuris išsiskiria iš visų purkštuvų, tame tarpe ir akumuliatorinių. Kame šio purkštuvo yra esmė? Čia yra esmė ta, kad tai yra turbininis purkštuvas. Ką tai reiškia ir kodėl tai gali būti jums naudinga? Žiūrėk, kada mes purškiame augalus su slėginiais purkštuvais, jeigu mes purškiame iš viršaus, esmė tame, kad mes dažniausiai padengiam vieną lapo pusę. Ir jeigu tai yra preparatas kontaktinis, nesvarbu ar fungicidas arba insekticidas, kontaktinis preparatas, tai jis suveikia iš vienos lapo pusės. Jeigu grybas auga iš apačios, o mes nupurškiam iš viršaus, likus iš apačios grybas toliau auga kuo puikiausiai. Mes nupurškiam visą plotą, pavyzdžiui, braškyną iš viršaus nupurškiam, iš apačios lieka grybai, iš apačios lieka erkės ir jie kuo puikiausiai toliau gyvena. Jeigu tai yra sisteminis fungicidas arba insekticidas, taip, tada užtenka apipurkšti nors ir vieną lapo pusę, vis tiek tada priemonė įsiskverbia į augalo visas dalis ir tada apsaugo visą augalą. Jeigu tai yra kontaktinė priemonė, tai mums reikia apipurkšti visą lapą iš abiejų pusių. Ir tą padaryti su paprastu slėginiu purkštuvu būna sunkiau. Nes mums reikia tada purkšti ir iš viršaus, ir po to dar ir iš apačios, kad padengti visą lapo paviršių. Visus lapus. Nesvarbu, ar tai yra braškės, ar tai yra daržovės, ar tai yra vaismedžiai, ar dideli vaismedžiai, mums reikia apipurkšti visas lapo dalis. Ir būtent tą užduotį ir palengvina šis purkštuvas. Ir dėka šio purkštuvo mes galime sunaudoti daug mažiau chemikalų, nes jis padaro tiesiog dulksną turbinos pagalba, jis padaro tiesiog ne lašelius, kaip paprastas slėginis purkštuvas, o dulksną. Ir ta dulksna padengia labai gražiai visą lapiją ir tam reikia daug mažiau skysčio. O jeigu reikia daug mažiau skysčio, tai tada reikia daug mažiau ir pačios chemijos, pačių priemonių. Tai reiškia, kad aš pastebėjau, dirbdamas su šiuo purkštuvu, jau seniai, jau virš 20 metų naudojau būtent tokio tipo purkštuvą, turbininį, benzininį, kad man vietoj 5 bakelių, pavyzdžiui, paprasto purkštuvo po 10 litrų, aš sunaudoju tik vieną baką su šiuo purkštuvu ir pasiekiu tą patį tikslą. Tai yra ekonomija ir laiko, ir tų pačių apsaugos priemonių. Bet svarbiausias dalykas, kad turbininis purkštuvas savo darbą atlieka daug efektyviau. Purkštuvai turbininiai, tarp kitko, būna ir traktoriniai. Ir tik su turbininiais purkštuvais sodininkai apdoroja savo pramoninius plotus. O šio purkštuvo jums užteks, jeigu jūs turite sodą, pavyzdžiui, uogyną kažkokį, braškyną, sodą obelų, vynuogyną, nežinau, gal iki 5 hektarų. Iki 5 hektarų aš manau, kad jūs su šiuo purkštuvu galite apdoroti kuo puikiausiai. Ir tarp kitko ir sodininkai mėgėjai, žinau, kad perka noriai šios purkštuvus, kurie turi daugiau augalų ir kurie dirba rimtai, jiems patinka rimtesni purkštuvai. Tai toks sodininkas mėgėjas su vienu arba su 2 bakais labai efektyviai gali apeiti visus savo plotus. Ir tarp kitko šis purkštuvas labai efektyvus bus šiltnamyje. Nes mes tiesiog ateiname prie šiltnamio, atidarome duris, duodame gerai garo ir šiltnamyje padarome dulksną praktiškai kaip į rūką. Ir tas rūkas tada prasiskverbia į visas šiltnamio dalis, į visus augalo dalelės, visur prasiskverbia ir ne vienas tada paviršius nelieka neapdorotas. Ir tada ne vienas patogenas neišgyvens. Būtent dulksna šiltnamyje veikia daug efektyviau, negu mes tiesiog laistysim su slėginiu purkštuvu. Vėlgi pasikartosiu, kad su slėginiu purkštuvu jums prireiks šiltnamyje daug daugiau priemonės, apsaugos priemonės ir vandens.
su šiuo purkštuvu, jūs tiesiog padarote dulksną, matote, kad atsirado tas rūkas ir viskas, ir to užtenka. Hermetiškai uždarote šiltnamį, pavyzdžiui, nakčiai, ir viskas bus apdarota labai kokybiškai. Čia pirmas privalumas. Čia pirmas ir svarbiausias privalumas. Šis purkštuvas nupurškia labai efektyviai. Nėra geresnio purkštuvo. Antras šio purkštuvo privalumas, kad jis yra labai galingas. Čia beveik 3 kW variklis su turbina leidžia mums pasiekti, horizontaliai galime purkšti 18 metrų atstumų netgi. Vertikaliai pasiekia iki 16 metrų. Mes 16 metrų aukščio medžius galime apipurkšti. Aišku, kad pramoninėse plantacijose 16 metrų, ten 10 metrų retai labai būna, tačiau štai tokius medžius, kur yra 3, 4, 5, netgi 6 metrai, mes galime apipurkšti labai lengvai ir tikrai labai efektyviai. Dar vienas privalumas vis dėlto benzininio purkštuvo. Jeigu jūsų plantacija yra toliau nuo namų, jūs išvažiuojat kažkur 5 km, jūs tiesiog paimat su savim pakankamą kiekį vandens, kurio tarp kitko reikia daug mažiau su šio purkštuvu, paimat tam tikrą kiekį benzino ir galite apdoroti visą plantaciją, galite iš ryto visą plantaciją apdoroti arba vakare, arba jeigu tinka orai, tai ir visą dieną dirbti nepertraukiamai, niekur neišvažiuojant. Tai yra visiškai autonominis sprendimas. Šis purkštuvas pagamintas Ispanijoje. Prekinis ženklas Pulmik, jau daugelis žmonių iš mūsų pirko akumuliatorinius šio brendo, šio prekinio ženklo purkštuvus, kurie yra tikrai labai patikimi, o čia yra benzininis. Taip pat mes suteikiam 2 metų garantiją privatiems asmenims, jeigu juridiniams asmenims arba ūkininkams pavyzdžiui, tai tada garantija būna 1 metai. Mes pilnai šį purkštuvą aptarnausime, jeigu kažkas ne taip, galime užsisakyti iš gamintojo bet kurią dalį, detalę. Ir tai reiškia, kad jeigu jūs užsakot šį purkštuvą, tai mes jūsų nepaliekam ir visada šį purkštuvą jūsų galėsime aptarnauti, kad jūs galėtumėt nupurkšti savo augalus laiku. O svarbiausia, kad labai efektyviai. Bako talpa yra 12 litrų. Aš visada pilu 10 litrų. Kodėl 10 litrų? Nes pagal 10 litrų labai lengva būna apskaičiuoti chemikalų kiekį. Šis purkštuvas idealiai tinka medelynui. Bendrai aš neįsivaizduoju, kaip medelynę galime apsieiti be šio purkštuvo. Jeigu su paprastu slėginiu purkštuvu, tai tenai daug daugiau vargo, svarbiausia, kad mums nepavyks kiekvieną lapelį nupurkšti. O mums labai svarbu, kad mūsų sodinukai atrodytų visada 100% sveiki. Purškimai medelynai yra labai svarbus dalykas ir atsakingas. Šis purkštuvas medelynui tinka kuo puikiausiai. Tas pats liečia ir uogynus. Uogynę be šio purkštuvo niekaip. Aišku, kad jeigu pas jūs plantacija dar didesnė, jūs turite techniką sunkią, traktorių, tai jūs tada turbininį būtent purkštuvą perkate traktoriui. Taip. Tačiau jeigu plantacija netokia didelė, kad jums nereikia traktoriaus, neturite jo, tai šis purkštuvas nepakeičiamas dalykas. Bet kokiam uogynui. Tas pats, jeigu jūs turite sodą, nežinau, 1, 2, 4 hektarų sodą, nesvarbu, ar tai bus lazdynai, obelys, kriaušės, trešnės, jeigu jums reikia purkšti ir plantacija yra vidutinio dydžio, tai šis purkštuvas nepakeičiamas dalykas. 2 taktų variklis, tai reiškia, kad benzinas su alyva turi būti. Gazo reguliatoriumi statome į šią poziciją, žiūrėkite. Taip. Ir dabar jau bandome užkurti. Taip, ir dabar jau poziciją keičiam. Čia išjungimo mygdukas, išjungiam ir dabar pripilam skysčio. Preparatą galite paruošti atskirame inde, o galime tiesiog paruošti purkštuvę. Pirmas žingsnis, pripilam kokį litrą vandens. Dabar pilame reikalingą kiekį preparato. Buteliuką būtinai išplauname gerai. Pripilus pusę purkštuvo, uždarome. Ir taip pat supurtume gerai. Taip, išmaišome gerai. Ir tada pripilame likusią vandenį iki
10 litrų. Dabar mes jau turime 10 litrų ir jau galime dirbti. Tam, kad dirbti būtų lengviau, užkuriam, pastatom kažkur aukščiau, kad mums būtų lengviau uždėti. Būtinai naudokite ausinės. Apsaugos priemonių man šį kartą nereikia, nes tai yra ekologiška priemonė, kaip jau sakiau. Čia paėmėte pakelį, pakelėt. Purkštuvas ant nugaros sėdi labai patogiai, žinokit, nesijaučia. Vis dėlto benzininis variklis plus 10 litrų vandens, bet žinokit, labai patogu ir nelabai jaučiasi. Čia žiūrėkit, mes turime reguliatorių. Su šiuo reguliatoriumi mes galime dozuoti skystį. 1, 2, 3, 4. Vienas čia yra minimalus yra kiekis padavimo. Jau 4 statom, tai tada skystis eina maksimaliai. Čia jau priklauso nuo jūsų poreikio, koks yra preparatas, kokia kultūra, ar tai yra žemi augalai, ar dideli. Gal dideliem augalam iš karto duosime daugiau, gal kokį 3, pavyzdžiui, ir tada jau galėsime apipurkšti greičiau. Bet ir preparato išeiga bus tikrai didesnė, žiūrėkit. Ir dabar rezumuosiu. Viską matėt, purkštuvas tikrai galingas, tikrai labai efektyvus. Jeigu jūs turite didesnę plantaciją, jums netinka maži purkštuvai, bet kol kas neturite traktoriaus su galingu turbininiu purkštuvu, tai šis variantas jums tiks tikrai kuo puikiausiai. Gamintojas šiam purkštuvui taip pat suteikia garantiją. Jeigu fizinis asmuo, tai gali būti iki 2 metų. Jeigu juridinis asmuo, jeigu ūkininkas perka, tai tada garantija 1 metai. Mes dirbame tiesiai su gamintoju ir galėsime bet kokią detalę jums pakeisti, atvežti, suremontuoti ir aptarnauti šį purkštuvą, kad jis jums tarnautų tikrai ilgai ir ne 1 metus, kad jūsų augaliukai būtų apsaugoti visada laiku ir labai kokybiškai. Užsisakykite dabar, išsiųsime į bet kurį Lietuvos kampelį. Sėkmės!